Sveiki, šiandien pakalbėkime apie temą, kodėl perdega personalo vadovų. Ką matau darbo rinkoje pastaruoju metu, tai žmonės, personalo vadovus, kurie perdega ir išeina į niekur ir palieka savo organizaciją. Vėlgi, personalo vadovas yra dažniausiai tas žmogus, kuris yra tarp kūjo ir priekalų. Įmonės vadovo, akcininkų ir organizacijos lūkesčiai yra viena, darbuotojų yra lūkesčiai visai kitokie ir tas žmogus yra tiesiog tarp. Iš kitos pusės, HRistai pastaruoju metu pergyveno labai daug skirtingų pokyčių ir krizių viename. Per pastarosius 5 metus mes matėme ir COVID-ą, ir karą, ir energetikos kainas, ir pastovų darbuotojų išlaikymo kainas ir poreikį, ir bekylančius atlyginimus, ir įmonių sudėtingesnės situacijas, ir vėlgi tai nesumažino to streso, kurios galvose tie žmonės yra. O kasgi organizacijose palaiko tos HR vadovus ir apie tai pašnekėsim, bet pirmiausia atsigręžiu į tuos, kurie yra tie personalo vadovai. Mėly kolegos, pirmiausia pradėkim nuo jūsų. Pradėkim nuo to, kad visada pasimkit laiku atostogas. Ne tada, kai jau sudegėt, bet tada, kad iš tikrųjų yra geras laikas. Nepamirškite laiku atsikvėpti. Jeigu jums trūksta žinių, nepamirškit pasinaudoti išorinę pagalbą. Prašykite jos. Tikrai jinai yra tiek ekspertinė, tiek ir psichologinė. Jūs neturite būti patys gudriausi arba protingiausi žmonės savo organizacijos. Labai aiškiai apsitarkite savo metinius tikslus su vadovu ir juos pasitvirtinkite raštu ir jų laikykitės. Tai bus geras ir jūsų vadovam, tai ko jisai iš jūsų reikalauja, ir jums patiems į ką fokusuotis, kad kažkokie papildomi darbai neuždengtų jūsų paprastų dalykų. Nebijokite pasakyti ne. Tiek ir vadovui, tiek ir savo kolegom ir darbuotojams, kurie turi įvairius lūkesčius. Nepriimkite dalykų asmeniškai. Labai svarbu, kad jūs patys suprastumėt, kad kartais žmonių lūkesčiai turėti labai fainą renginį ir visada būti kritikais, kad kažkas nepavyko arba prasta kava ofise, jūs neturite visų problemų išspręsti ir žmonės yra skirtingi. 5 žmonėms ta kava gali būti fantastiška, 3 visai nekokie. Viena iš naujų tendencijų – edukuokite savo komandas, kad darbe reikia dirbti. Tai irgi sumažins jūsų stresą apie tai, kad vien tik tai galvoti, kaip darbuotojus palaikyti laimingus. Jeigu vis tik tai sugalvosite išeiti iš darbo, padarykite tarp tos esamos darbovietės ir naujos bent 2 mėnesių pertrauką, atsigauti ir morališkai savo pasikrauti jėgas ir energiją. Žinutė kolegoms, įmonių vadovams arba tiesioginiams vadovams. Girdėkite savo personalistus, išklausykite juos. Paklauskite klausimų, duokite erdvę jiems pasisakyti. Nebūtinai turit spręsti jų problemas, bet kartais turit patys išgirsti ir rasti laiko aptarti ir paklausyti. Aptarkite darbo krūvį. Kas yra normalu, kas nenormalu, nereikalaukite per daug. Paaiškinkite savo sprendimus ir įtraukite personalo vadovus į įmonių veiklos vystymą, kad jie suprastų ir įsitrauktų į organizacijas. Kartais pasakykite ne ir personalistų HR iniciatyvams, kurioms galbūt jums visai netrodo yra svarbios. Ir labai svarbu, kad suraskite išorinę pagalbą personalistams, ar tai psichologinę, ar tai kolegų, jeigu to emocinio intelekto jums patiems pritrūksta. Jūs esate tandemas kartu su personalo vadovais, sinchronizuokitės ir palaikykite vienodą lygį, tai būsite vieningai matomi organizacijos. Na ir paskutinė žinutė kolegam personalistam, pasidalinkite šitą informaciją su savo vadovais, galbūt jie įsineš bent vieną gerą idėją, ką galėtų padaryti ir palengvinti jūsų bendrą darbą kartu. Būkite vieningi.